Gražūs mano rūmai. Mano karalystė gyvuoja jau 20 metų. Ir svarbiausia, kad mano karalystė jokios nesėkmės negresia. Tol turiu stebuklingą skėtį. O skėtį aš laikau užrakinęs skrynėje. O skrynę aš patikrinu kiekvieną dieną. Ar tebėra saugioje vietoje? Nu ką jau, patikriau skrynę. Kas? Taip. O čia kaip veikla nykščiai. Duok greičiau mano stebuklingą daiktą. Aš noriu jį paglaustyti. Tai kad ten tuščia, ten nieko nėra. Kaip tai tuščia? Kaip tai nieko nėra? Aš tu niekšelį. Tu pranaginai mano patį brangiausią turtą. Dabar galas mano karalystė. Aš esu jūsų ištikimiausias tarnas. Dėl jūsų aš galėčiau atiduoti net galvą. Tai ir atiduoti savo galvą, jeigu iki vidurnakčio nesurasi mano stebuklingą skėtį. Tai gal mums galėtų padėti Viktorija ragana? Aš dabar noriu pagalvoti. Tai gal mums Viktorija ragana galėtų padėti? O, galingasis Salakė! Galas mano karalystei! Ir mano galvai. Tai gal ragana galėtų padėti? Tai ko lauki, kvieskite greičiau! Štai
Su viskuo sutinkame, su viskuo. Tarra-tarram, kur tu, juodų minglų nešk man, tarra-tarram. Sieros galva, ugnė, melsva, kra-kra, siera, ugnė, kra-kra, tarra-tarram. Ant žemės, nešk lietų, nešk. Tu pluk žemyn, lietų, migla žemiau, dar žemiau, tarra. O čia kas tokie? Kaip tai kas? Tai kas kaip padės jums aiškinti, kur dingo tas jūsų stebuklingas skėtis? Mano būstai? Tai nykštukai, jie galėjo padaryti nusikaltimą, jo naktimis šmirinėja, žiūrinėja, tai kur galėjo būti darbas? Sargyba, įveskite nykštukus. Jei patinka ši dainelė, daryk. 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 Jei Gal galite pasakyti, ką veikite metų metus? Taip, mes galime įrodyti, kad nebuvo nusikaltimo vietoje. O ne, šie tikrai nekalti. Jų alibi visiškai įtikinama. Jei patinka ši dainelė, daryk. 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 Jei patinka ši dainelė,
Judu minglų nešk man, turu. Sieros galva, ugnė, melsva, kra, siera, ugnė, kra, turu. Ant žemės, nešk lietų, nešk.
Tu plauci mine. Lietu. Migla žemiau, dar žemiau. Tro. Ar tai tik nebus? Pirkliai! Sargyba, įveskite pirklius. Daržovės, šviežios daržovės, plunksnos, kava, įrankiai, audiniai, žuvies, batai. Daržovės, kam daržovės? Plunksnos, audiniai, kam reikia kava, įrankiai, žuvies, batai. Ar žinote, kad jūs esate kaltinami stebuklingo skaičio vagyste? Ar galite įrodyti, kad jo nevogėte? Taip, mes tik prekiaujame ąsočiais, vaisiais ir įrankiais. Aš tik plunksnomis teprekiauju. Aš tik batus pardavinėju. Aš tik audeklus dažysiu. Aš tik daržoves pardavinėju. Tik daržoves. Aš tik žuvį pardavinėju. Žuvį. Aš kavą pardavinėju. Va šitie tikrai galėjo padaryti nusikaltimą, nukirsti jiems greičiau galvas. Aš matau, tu labai bijai savo kalbos. Kurgi ne? Vieną ją turiu. O kaip jūs manote? Mažai įrodymų. Tai ne jų darbas. Tai kieno darbas? Tro. Kur tu? Juodu miglu nešk man. Tro. Sieros galva, ugnė melsva, kra, siera, ugnė, kra. Tro. Ant žemės. Nešk lietu. Nieko nesuprantu. Aš kur tai rodo, kad jis kažkur čia pat. O tai gal rūmų kareivių darbas? Tai jų. Nukirsti jiems greičiau galvas. Sargyba, pakvieskite kareivius.
tu savo? Nu, ne. Galėčiau. Ar, tarkim, sakytum, nenorėtum tokie dainininkai ar šokėjai? Banda, dai. Tegul geriau, pašok. Ačiū pavalojusiu. Sieros galva, ugnė, melsva, kra, siera, ugnė, kra, trom. Ant žemės. Kad jie kažkur čia pat. Kur tu? Juodų minglų nešk man, trom. Sieros galva, ugnė, melsva, kra, siera, ugnė, kra, trom. Ant žemės. Nešk lietų. Rūmų valstiečiai. Sargyba, išveskite valstiečius. Jie irgi galėjo nukirsti jiems visiems galvas. Jūs kaltinami žiaurių nusikaltimų.
pavogėt tą mano stebuklingą skėtį? Jie, žinoma, kad jie. Nukirsti jiem galvas. Kažkas čia ne taip. O koks čia vaidmuo? Tai, kad aš jokio vaidmens neturiu. Aš ne aktorė. Aš ne to klausiu. Klausiu, ką veiki šiuose rūmuose? Aš paprasta valytoja. Viską valau. Grindis, sienas, langus. Kažkas čia ne taip. Viena viską darai! Viena viską darai! Viena viską darai! Teikai! Vagį čiupkit! Čiupkit vagį! Sargyba! Sargyba! Vagis! Vagis! Nukirsti jie galvą! Už ką? Kas tu čia vėts? Jūs esate pričiupta. Mes išsiaiškinome. Už ką? Juk aš visiškai nieko nepadariau. Mes išsiaiškinome. Kaip čia pažiūrėsiu? Tai jūs pavogėte iš šeimos skrynios stebuklingą skėtį. Dabar jau karalystei galas. Ir mano galvai galas. Jūs esate kaltinamas stebuklingų skėčių vagyste. Tai kad aš tikrai nieko nepadariau. Aš pamaniau, kad savo 20 metų gulėdamas skėtį šioje skrynėje labai jau sudulkėjo. Ir pats laikas jį buvo išvalyti. Aš Įvykta, kaip nieką jūs sako! Aš nieko nepadariau. Tarsite savo paskutinį žodį. Sakau dar kartą, aš nieko tikrai nepadariau. Aš tik jį išvaliau ir padedu. Jūsų verdiktas. O, galingas įsilaukia. Ačiū tau. Nedakui nieko! O, aiškinu! Prašom stot. Jais pasakys verdiktą. O taip! Stojam. Teismas. Teismas. Išnagrinėjus bylą, pagal nusikaltimo kodeksą 1-2 nykštukai, 3-4 liokajai, 5 karalystės kariuomenė, 6 šeicho rūmų patarnautojai, 7-8 rūmų valstiečiai, 9-10 šokėjai ir visos dainuojančios bei čiasančios personos, teismas nusprendė, kad kaltinamoji pripažinta kalta, atidedant mirties bausmę. Kaltinamoji turės dirbti ir prižiūrėti šios rūmus tol, kol gyvuos ši karalystė. Teismo nuosprendis nekeičiamas
užbaigė. Dabar metas ir pasilinksminti. Norėčiau gražios dainelės. Muzika. Tai ką, manau,